Ingrida Gertrūda Bublys, pirmoji nepriklausomos Lietuvos garbės konsulė Jungtinėse Amerikos valstijose. Didžiąją savo gyvenimo dalį skyrusi ryšių tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos stiprinimui bei puoselėjimui. Yra stebėtina, ant kiek Lietuva šiandien yra pažangi ir kaip ji gali žaisti pasauliniai verslo rinkoje, yra neįtikėtina. Tenka kartais būti kokio įmonė ir sako, mes dirbam su tokia IT kompanija Lietuvoje, ne Indijoje, ne kur nors kitur. Aš visada sakau, mes esam didelė tauta, nes mūsų talentai, mūsų veržlumas ir mūsų visas šitas know-how yra tikrai dovana pasauliui. Ingrida ne tik aktyviai veikia padėdama Lietuvos įmonėms patekti į Jungtinių Amerikos valstijų rinką, bet ir kuria dvišalius santykius mokslo ir kultūros srityse. O vietos lietuvių bendruomenės yra vertinama kaip žmogus padėsiantis bet kokiu klausimu. Clevelande tarp lietuvių bendruomenės, jeigu tu išgirsti Ingridos vardą arba ją pamatai, tai pirmas žodis, su kuriuo asocijuojasi, tai yra Lietuva. Amerika yra nežmoniškai didelio vartojimo rinka, tai turint tą šiltą kontaktą, kuris gali tave tiesiog už rankos paimti ir suvesti ir sakyti, va čia aš kažkas, kuom aš pasitikiu, čia tikrai turi gerą daiktą ar produktą ar paslaugą, tai yra be galo svarbus dalykas. Mano pagrindinė motivacija yra, kad aš esu lietuvė, aš gimusi Lietuvoje, užaugau lietuviškoj šeimoje ir mano likime buvo dovana, kad Lietuva šiandien yra laisva ir ką mano tėvai puoselėjo ir ką jie dirbo Amerikoje, visą tai išlaikyti, šiandieną aš didžiuojuosi, kad galiu atiduoti Lietuvą. Už Lietuvos verslų auginimą atveriant duris į didžiausią pasaulio rinką. Globalios Lietuvos apdovanojimas skiriamas Ingridai Gertrūdai Bublys.